Atkurtai Lietuvos valstybei 25 metai. Galima pagalvoti, kad gal ne tiek jau ir daug, bet kartu jau ir solidus amžius. Ir jau turime ką pažymėti, turime kuo pasidžiaugti, kuriame naujų laikų Lietuvos istoriją. Bet semiamės jėgas, semiame išmintį iš savo istorijos, iš praeities ir turime ką prisiminti. LDK laikais Lietuva klestėjo ir buvo pasižymėjus tuo, kad gerbė visas tautas, gerbė visas religijas, pasižymėjus buvo tolerancija. Ir šiandieną Lietuvoje mes tikrai neturime vietos nei ksenofobijai, nei rasizmui, nei nacionalizmui, nei antisemitizmui, nes visi Lietuvos piliečiai vienodai brangus Lietuvai. Kaip ir visi Lietuvos sūnus ir dukros, kurie begyventų, ar Lietuvoje, ar už jūrų marių, ar tolimuose kampeliuose Europoje, visi turi daug bendro, o svarbiausia, kas mus vienyje, tai viena motina – Lietuva. Ir ta motina visada laukia jūsų sugrįžtant, nes jūs esat kiekvienas reikalingi mūsų kraštui. Kiekvienais metais pagarbėme savo tautiečius, kurie savo pasiekimais, savo laimėjimais garsina mūsų kraštą ir dėkodami jiems kartu ir įpareigojame kitus, netaip daug mūsų yra pasaulyje, kad kiekvienas pagalvotumėm, ką galime padaryti, kad Lietuva klestėtų, ką galime padaryti, kad mūsų gyvenimas būtų geresnis ir kur be gyventumėm, turim rūpinti savo tėvynę Lietuvą. Todėl šiandieną sveikinamas jūs visus. Linkiu tikėti laisvę, linkiu tikėti savo kraštu, linkiu didžiuotis tuo, ką turime, tai, ką sukūrėme ir linkiu labai šviesios, gražios ateities, kurią sukursime tik tai kartu. Kiekvienas iš mūsų atskirai to nepasieksim.